Sveiki, mano mėly Lietuvos žmonės. Šiandien mes kalbėsime apie YouTube. Yra tam tikrų progų. Pavyzdžiui, šiam kanalui jau sueina 17 metų. Jis buvo sukurtas 2007 vasario 8. Ir kai sukūrė, man buvo 16, o dabar man Jėzaus metai. Ir baisu pagalvoti, bet po 7 metų bus visi 40. Baisu žinoti iš tos pusės, kaip laikas. Viskas jau senas, reikia senolių namus užrašyti. Na, o kaip sekasi dabar? Šiuo metu mes judam gan stabiliu tempu. Ir per paskutinius 12 metų, kai aš aktyviai kuriu turinį šioje platformoje, mes surinkom 13 700 prenumeratų. Ir tai galbūt nedaug, tai galbūt mažai visai, bet kitaip negu kai kurie mano, tai patenka į top 2 procentus pagal prenumeratorių kiekį. Lietuvoje, aišku. Iš kitos pusės, kalbant apie patį YouTube, tai aš pasakysiu tai, kad sekasi, aš manau, visai gerai, bent jau mano nuomonė. Jūs galbūt manot kitaip, bet kanalas per metus surenka net 1064 $. Bent jau tai buvo 23 metais. Ir nors tai yra silpnesnis rezultatas negu 22, kaip papildomos pajamos tai yra gan neblogai. Ir aš pasakysiu tai, kad nors atrodytų keista, bet tiek mano hobis, tiek mano darbas yra panašus dalykai. Aš montuoju vidosus. Skirtumas tik tas, kad tarp vienos veiklos ir kitos veiklos finansinių atžvilgių skirtumas yra 75 kartais. Yra toks dalykas, aš dirbu pagal individualią veiklą amerikietiškoje kompanijoje, tai aš fiziškai esu Šiauliuose, o mano kompanija yra Amerikoje, tai ir gaunu amerikietišką atlyginimus. Aišku, vienintis dalykas, kuris sakina, kad naktį veiksmas. Bet aš nežadu iš savo YouTube hobio pasidaryti darbų, nes yra daug dalykų, kurie, sakykime, man nepatiktų, jeigu tai aš daryčiau kaip darbą. Pavyzdžiui, yra toks dalykas kaip YouTube Analytics ar YouTube Studio. Ten galima pamatyti, kaip vidosus performino, kiek žmonių žiūrėjo, iš kur žiūrėjo ir taip toliau. Dėl tų skaičiukų, kuriuos ten žmonės mato, internete žmonės kai kurie įsivaro visokius panikos priepuolius, psichologinės ligas ir taip toliau. Nes kai kurie iš jų savo svarbą, savo kūrinio gerumą, savo, kaip sakant, asmeninę vertę pastato būtent ant šito dalyko. Ir kitas dalykas yra tai, kad pastoviai yra rodomi, pavyzdžiui, netgi žiūrint tai, kokią auditoriją žiūri tavo žiūrovai, visada yra rodomi nepanašus į tave, tai yra tavo lygio ar žemesni, o visada tik aukštesni už tave. Pas mane pažiūrint, ten matom, kad rekomenduos visada, pavyzdžiui, Skirmantą Malinauską, Laisvės TV, Delfi ir visus kitus, kurie ten turi 100 000 ir daugiau. Ir taip pat šitos žmonės. Taip pat YouTube'as skatina kelti 20 minučių ir ilgesnį vidosą kartą į savaitę, kas nėra visiškai įmanoma, ypatingai jeigu jūs turite darbą ir veikiate vienas. Tai yra lengva, nebent tuo atveju, jeigu jūs visiškai neturite jokio darbo arba jokios papildomos veiklos nei YouTube'as ir ar samdote žmonių, kas priklausomai nuo jūsų finansų gali būti netoks lengvas dalykas. Taip pat kita bėdelė yra vis kylantis draudimų sąrašas, ko YouTuberis negali daryti. Yra tokia kaip ir cenzūrikė, jeigu taip galima įsireikšti. Yra tokia cenzūra. Didėjantis reikalavimai. Pavyzdžiui, visai neseniai sužinojau, kad tu, žmogau mielas, negali rodyti sprogimų. Feikiniai sprogimai viskas ok. Sprogimų žaidimuose irgi viskas ok. Bet tu, žmogau mielas, negali rodyti, kaip sprogsta kažkas realybėje. Pavyzdžiui, Ukrainoje ten tankas ar dar kažkas, nes tai iš karto žymės keltoną $. Ir daugybė užsieniečių YouTuberių apie tai kalba. Taip pat yra toks dalykas, kad nemaža dalis YouTuberių pradėjo kvitinti šios platformos dėl tam tikrų dalykų. Pavyzdžiui, dėl to, kad tai yra nepastovi veikla. Žinot, YouTube'as yra kaip kazingi. Tu gali pakelti, tu gali nuleisti. Bet dienos pabaigoje lošimo namai vis tiek laimi. Ir jie ir taip ar taip pasiema 40% nuo kūrėjų. Jeigu jūs nemonetizuojate tų vidosų, tai paima 100%. Aš taip pat turiu paminėti, kad kaip ir dažnas YouTuberis, aš turiu ir sponsorių. Ir mano kanalą remia tokie NordVPN, Eneba, AliExpress, Microsoft. Ir kaip tik reikia pasakyti tai, kad mūsų sponsorius Microsoft siūlo PC Game Pass 1 mėnesio narystę nemokamai pirmiems 5 užsiregistravusiems. Nuorodą rasite prisektame komentare ir aprašyme. Ir aš turiu paminėti tai, kad PC Game Pass siūlo tokius žaidimus kaip Palworld, Persona 3 Reloaded, Doom Eternal ir daugybė kitų. Ir ši akcija vyksta iki vasario 19 dienos. Kalbant apie kitus dalykus, aš turiu tokį istorinį projektą, kurį dabar vadinu Projektu X, kadangi dar nėra jisai baigtas. Ir šiuo metu jau mes turime ir įžanginę muziką ir tuo pačiu jau yra ir scenarius.
Na, aišku, dabar dar reikia dirbti prie animacijos ir tas užtruks irgi gan ilgai, aš manau. Dar pasikonsultavau su viena tokia istorikė, jos vardas Kristina, ji ten daro tiktokus. Ir atvirai kalbėjom apie visokius temas labai įdomias, tai sužinojau, kad Lietuvos mitologija didžiąją dalimi yra feikas. Nors tai yra feikas, aš vis tiek manau, kad reiktų tą dalyką įdėti, panašiai taip, kaip padarė korėjiečiai savo žaidime Tree of Savior. Irgi gan įdomi. Tačiau aš daugiau informacijos duosiu, kai jau būsim prie kitų etapų šiame projekte. Šiais metais svarbios temos bus keli prezidentų rinkimai. Tai bus Lietuvos prezidentų rinkimai, toliau Jungtinių valstijų prezidentų rinkimai ir tuo pačiu Rusijos prezidentų rinkimai. Aišku, dėl paskutinio aš net 140% esu įsitikinęs, kas laimės. Tačiau vis tiek žiūrėsiu, nes nuo to gali daug kas priklausyti. Taip pat kalbėsim ir apie Ukrainą, tačiau tas, aišku, bus vėlesnė data. Na ir paskutinė dalis tai neigiami komentarai. Atvirai pasakius, šita dalis manęs jau nebejaudina, nes kaip aš skaitau, tai aš nebematau, kad fantazijos būtų žmonėse. Anksčiau ten tokius šaudavo, tokius gerus varydavo. Tas konkretus Lietuvos kariuomenės vaisius po 2004 labai daug autistų prireikė ir tokių kaip Algis Ramanauskas. Plika akimi matosi, kad užsakytas, kur reikia iškirpta, kur reikia pakoreguota įžvalgomis, valanda gyvenimo į tamsėje pusę. Anksčiau tai turėjo kažkokie žmonės kūrybiškumo, kažkokią tai kreatyvo, o dabar kas? Tie patys, pisau tavo tėvą, pisau tavo motiną, ir žmonės apie tradicinės vertybės šneka. Toliau tie patys užpirkti produktai, tu ten nieko nesupranti, gal geriau žaidimus žaisk. Dar buvo vienas toks, kur ten iš M-Capital rašė, kad to geriau žaidimus žaisk, tai reikia priminti jam, kad didžioji dalis žmonių, kurie žaidžia žaidimus, uždirba daugiau negu tie iš M-Capital, bet šioje vietoje aš nestumsiu, nes yra vertesnių žmonių stumimo. Taip pat ten buvo ir keli geri, maždaug ten tu nieko nesupranti, ten kažkoks ten slaptas planas, ten žemė yra neapvali, tu papirktas ir taip toliau. Tai atvirai pasakius, visi tie neigiami komentarai kartojasi ir jau nebėra taip, kaip sakant, įdomu, net pasijuokti iš ko nėra, žinai. Dar tokie MLM gerbėjai irgi kartais rašo, ten irgi sako, MLM geriausia ten verslo forma, tu čia nieko nesupranti, tu čia šiaipstumi ir taip toliau. Bet dar yra tie suverenai. Tai aš atvirai pasakysiu, jie ten tokią šyzą rašo, kad ten man net sunku ką nors papildomai pakomentuoti. Tai aš pasakiau viską, ką norėjau. Su jumis buvau aš Nuelis, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.